5 rajonus reaktoriai bus vežami dar 3 paras. Ramunė Banzinė. 2 reaktorių kelionė iš Klaipėdos uosto į Mažeikius prasidėjo vidurnaktį. Per 5 rajonus besidriekiančiam maršrutui ruoštasi metus. Tai bus vienas sudėtingiausių etapų Klaipėdos miestas, nes jį reikės kirsti iki ryto, kol neprasidės eismas. Ir toliau tokių pagrindinių sudėtingumų nematome, kad Jakubavė viena sankryža yra. Per Klaipėdą reaktoriai pervežti dvigubai greičiau nei tikėtasi. Krovinį lydėjo ne tik būrys specialistų, bet ir smalsuolių. Tikrai įspūdingai. Manau, kaip klaipėdiečiai, tai tokį reginį tikrai buvo verta pasižiūrėti. Klaipėdiečiai gabenamą krovinį pramė šimtakoju. Specialistai sako, kad daug ratų prie vilkiko platformos teko pritaisyti skirstant apkrovą. Reaktoriai kartu su vilkiku ir platformomis sveria 700 tonų. Vežant sunkiausiai iki šiol Lietuvoje krovinį, teko ne tik riboti eismą, bet ir sutvirtinti tiltus, kelius, statyti apvažiavimus. Yra šiuo metu atjungtos pora 110 kV oro linijos, tai yra sumažėjęs elektros energijos tiekimo patikimumas, o maršrutas, kuriuo važiuos bus gabenamas krovinys, yra elektros energijos tiekimas šiuo metu yra nutrauktas mūsų klientams. Elektros laikinai neturės apie 530 klientų. Po 3 parų krovinys turėtų pasiekti Mažeikių naftą. Pirmąjį reaktorių įmonė planuoja paleisti iki metų pabaigos. Ramunė Banzinė, Marius Jakubavičius, LNK žinios, Klaipėda.